Kaip jums mano chalatas? Man tai labai patinka, bet šiandien ne apie tai. Tai praeitą video truputį užsiminiau, kaip Dievas mane mokė kalbėti tai, kas nepatogu, kas žinau, kad bus nepatogu kitiems žmonėms ir nebijoti tos trinties. Tai kadangi priejau tą istoriją, per kurią Dievas mane to mokė, tai norėjau pasidalinti, tiesiog išsiplėsti truputį tame. Ir tai yra istorija iš Evangelijos pagal Morkų, 10 skyriaus, prasideda nuo 17 eilutės. Bet aš neminėsiu, neskaitysiu visos istorijos, galėsit patys pasiskaityti, tiesiog sutrumpinsiu. Tai čianais ateina pas Jėzų vienas žmogus, kuris yra turtingas, ir klausia jo: Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Ir tada Jėzus išvardina Dievo įsakymus, tiesiog pasidalina principais, pagal kuriuos turėtume gyventi. Ir tas žmogus atsako: Mokytojau, iš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: Vieno dalyko tau trūksta. Eik parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šių žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Ir 21 eilutė, kur jis sako, Jėzus meiliai pažvelgė, buvo ta eilutė, kuri mane kaip ir įtikino, kad kartais Dievas siūs tikrai pa žmonės kalbėti tą nepatogią tiesą. Bet klausimas kaip? Ir tikriausiai tik Jėzus gali, kaip tas, kuris yra pats Dievas kūne, taip su meilė žiūrėti į kitus žmonės. Bet mes esam jo atspindžiai ir mes esam kviečiami daryti panašiai. Tai būtent su meilė šnekėti ir žvelgti ir elgtis su kitais žmonėm. Tai čia parašyta, Jėzus meiliai pažvelgė. Ir manau, ta meilė atsispindėjo ne tik jo žvilgsnyje, bet ir jo tone, taip kaip jis priėjo prie to žmogaus, jo manierose. Tai tas žmogus tikrai turėjo suprasti, kad jisai Dievui rūpi, kad jisai Jėzui rūpi, kad Jėzus jį myli ir kad jisai nori pačio geriausio tam žmogui. Bet būtent ta meilė tam žmogui nesustabdė Jėzaus nuo tos nepatogios tam žmogui tiesos pasakymo. Jėzus, kaip Dievas, jis jau žinojo, kad jeigu jisai pasakys tam žmogui būtent šitą dalyką, kad tas žmogus nebeseks jo, nes jam bus tiesiog per daug. Bet Jėzus vis tiek pasakė tam žmogui visą tiesą, ką jam reikia padaryti, nes meilė duoda šansą pasirinkti. Ir aš tiesiog mąsčiau apie save ir prisiminiau visus tuos kartus, kai aš nedaviau žmonėms šanso pasirinkti, pažinti tikrąją save, nes aš bijojau, ką jie pagalvos, jeigu aš iš tikrųjų pasidalinsiu, kokiamis vertybėmis gyvenu, kaip aš iš tikrųjų mąstau. O ką jeigu jie mane paliks, jeigu jiems bus per daug, jiems bus labai nepatogu. Ir taip iš dalies manipuliuodama tai žmonėmis, sakydama tik tai, ką jie nori girdėti, ką aš žinau, kad jiem tai patiks, taip iš dalies aš manipuliavau jais, aišku, to nenorėdama, tiesiog taip įpratus, priversti pasilikti juos savo artimųjų rate. Tai jie kaip ir neturėjo šanso pažinti tikrosios manęs ir patys pasirinkti, ar jie nori keliauti toliau su manimi, su tokia, kokia aš iš tikrųjų esu, su tom vertybėms, pagal kurias gyvenu, ar nenori keliauti su manimi. Bandydama jiem įtikti, aš jiem nedaviau šanso. Nei pažinti savęs, nei pasirinkti, ar keliauti su manimi ar ne. Bet Jėzus žiūri su visa įmanoma meilė į žmonės ir tuo pačiu jisai duoda jam šansą pažinti tikrąjį jį ir kiekvienam pasirinkti, ar jie tikrai nori su juo keliauti. Nes meilė niekada nėra priverstina. Jeigu mes kažką verčiam
mus mylėti, vadinasi, tai jau nebe meilė, nes jie buvo priversti. O jeigu tai prievarta, tai jau yra vergystė. Tai per šias eilutes Dievas ir mokė mane, kad labai svarbu pirmą leisti žmogui suprasti, kad mes jį mylim ir jis mums iš tikrųjų nuoširdžiai rūpi. Bet taip pat labai svarbu ir kalbėti tuos žodžius, kurie gali būti jam nepatogus. Kad jie turėtų šansą pasirinkti. Ir aišku, visą tai turi būti daroma šventosios dvasios vedimu, nes kartais Dievas tikrai pašauks mus tiesiog patylėti, nes nėra prasmės kalbėti. Bet manau, Dievas tai ir bando padaryti mums, kad subalansuoti tiesiog mus kaip žmonės, kad nedarytume nieko nei iš baimės, pavyzdžiui, baimės, kad mes kažkam nepatiksim ar kažkas mus atstums, nei iš ego. Kai bandome kažką įtikinti dėl to, kad tiesiog norim būti teisūs ar norim turėti tą, kabutėse, paskutinį žodį. Dievas bando išlaisvinti mus iš tų dalykų, kad iš tikrųjų galėtume kalbėti iš meilės. Ir kartais kalbėti iš meilės reiškia kalbėti dalykus, kurie žinom, kad nebus patogus kitiems žmonėm. Bet taip pat turėti tą tokį, mylintį žvilgsnį, meiliai žvelgti į savo pašnekovą, kaip ir Jėzus tą darė. Ir dar gal norėjau tiesiog pakomentuoti, kad Jėzus sekė ne vienas turtingas žmogus, bet ne visiems jisai davė tokias instrukcijas: eik parduok viską, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Šitas žodis buvo skirtas būtent tam žmogui, nes Jėzus tikriausiai matė, kad jis yra per daug prisirišęs, jis vos nepadarė tą turtą savo dievu, kuris įsudėjo visas viltis ir visą savo saugumą. Tai šitą istoriją aš nemanau, kad jinai yra būtent apie turtą, bet apie mūsų giliausių širdies prisirišimus. Ir tą pasirinkimą, kur mes sudedam visą savo dėmesį ir kiek labai mes norim sekti Dievu. Ar tai būtų mums patogu ar nepatogu. Nes kiti gali būti neturtingi, bet prisirišę prie kitų dalykų. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad nemanau, kad šita istorija yra būtent apie turtą. Tai yra apie kai ką daug giliau. Bet man asmeniškai Dievas šitą istoriją naudojo mokytis, kaip kalbėti žmonėm tiesą, neapsimetinėjant, nenorint jiem įtikti, bet švelniai, kantriai ir su meile. Tai tikriausiai šitas žodis taip pat surezonuos ir bus skirtas tiems, kurie taip pat yra linkę, kaip ir aš, nutilėti dažniau ir bandyti būti patogiu ir labai priimtinu visiems. Kas iš esmės yra nelabai įmanoma. Negali visiems patikti. Ir tikriausiai ne visiems jums patiko šiandien mano chalatas, bet man jisai patinka tai. Tai tikiuosi, jisai netrukdo jums šiandien priimti to, ką noriu su jumis pasidalinti. Tai va. Žodžiu, gražios jums dienos ir susitiksim kitą kartą.